Emocijos liejasi per kraštus, nežinai, kas su tavimi darosi. Prasidėjo taigi pilnatis šį rytą, 5:44 Lietuvos laiku. Ką šita pilnatis neša kiekvienam zodiako ženklui, lekiam žiūrėti. Ir jeigu nežinai, kokiame zodiako ženkle stovi tavo mėnulis arba koks yra tavo ascendento ženklas, tačiau žinai savo tikslų gimimo laiką, tikslę gimimo vietą, pakomentuok po šituo postu ir aš tada tau pažiūrėsiu, kokiame ženkle stovi mėnulis ir kokiame ženkle yra tavo ascendentas. Juos taipogi pasižiūrėk, kokią žinutę jie neša. Avinui nusimato per šitą pilnatį kažkokios tai didžiulės transformacijos, kažkokie dideli griuvimai, kažkokiose bendradarbystėse, galbūt net meilės reikaluose, galbūt atėjo jums laikas kažką užbaigti, kažką nutraukti. Tai pilnatis ir sako, paleiskite, nebelaikykite to, kas iš tikrųjų jums yra nenaudinga, kas iš tikrųjų jūs nieko nebemoko, kas jūsų iš tikrųjų nebeaugina. Jautis. Jautis jaučiasi lyg tai kelionė, į kurią jam reikėtų leistis, atlaisvina ją iš kažkokių tai savęs ribojimų. Šita kelionė, šitas ėjimas, šitas darymas, šitas veiksmas jums leis pagaliau išsilaisvinti iš pačių susikurtų pančių, kuriuose jūs esate save pastatę jau gana ilgą laiką ir iš kurių niekaip negalėjote išjudėti. Nebijokite ir pirmyn. Dvyniai. Dvyniai pagaliau išsijudins iš aukos pozicijos vaidmens ir supras, kad norint kažką turėti, reikia įdėti darbo. Galbūt iki šiol jūs vis dar tikėjotės ir svajojote, kad nieko neveikiant pas jūs ateis gausa. Tiek meilės reikaluose, tiek finansiniuose reikaluose, tiek karjeroje. Bet šita pilnatis jums labai aiškiai parodys, kad vis dėlto darbo, kantrybės ir indėlio įdėti reikės. Apie ką šita pilnatis yra Vėžiui? Apie tai, kad vidinė kova, vidinis nesutarimas, vidinis savęs toksai draskimas į kairę ir į dešinę dėl savo veiksmų, jisai bus gana stiprus. Galbūt jūs vis dar abejojate, vis dar save stabdote, vis dar su savimi kovojate dėl to, kokių veiksmų jums reikėtų imtis. Tai šita pilnatis jums dar labiau iškels, kad vis dėlto ta kova yra beprasmiška ir jūs jos prieš save nelaimėsite. Liūtas. Liūtui yra apie tai, kad vis dėlto teisingumas, kad ir kaip jūs labai norėtumėte, kad ir kaip jo labai siektumėte, jis neįsigalios vien todėl, kad jūs jo norite. Liūtui sako, palik visą tą reikalą karmai ir karma vėliau ar anksčiau atsiskaitys su tuo, kas tau neduoda ramybės. Tave kažkas nuskriaudė, kažkas tave įžeidė, kažkas tave apgavo, tu nori paimti į rankas teisingumą, tai yra čia ne pats teisingiausias kelias. Palik tai visatai ir visoms visatos tiesoms ir teisėms, kad susitvarkytų su visa šita neteisybė. Mergeliai. Mergeliai atneša svajonių išsipildymą. Svajok, nesvarbu, kad yra pilnatis, nesvarbu, kad yra paleidimo laikas, tačiau tavo svajojimas tau atneš pergalę, tavo tikėjimas stebuklais, tavo tikėjimas, kad tavo norų išsipildymas yra šventas dalykas ir jis tau priklauso, atneš tau pergalę, išves tave į šviesą, į šviesų rytojų, į pripažinimą. Tai nestabdyk, mergelė, savęs ir gražiais keliais keliauk į savo svajonių rytojų. Svarstyklės.
jau turėtum pradėti jausti savo veiksmų rezultatus. Jau turėtum pamatyti, kad tai link ko tu ėjai, tai pradeda tau duoti rezultatus. Tai duoda augimą, tai duoda žydėjimą, tai duoda visą tai, kas kelia tavo energiją dar daugiau. Tavo sugalvotos idėjos, tavo sugalvoti projektai per šitą pilnatį pasirodys, kiek ir kaip jie tau davė augimo ir kaip jie kelia tau tokį stipresnį pasitikėjimą savimi. Jau gali pamatyti rezultatus savo veiksmų augime. Skorpionams labai netgi trukdys baimės paleisti savo kūrybą. Kūrybos gyslelė jums labai netgi norės vešėti, labai norėsis kažką, ką jūs galbūt viduje ilgą laiką auginate, labai norėtųsi tai paleisti, tačiau baimės, abejonės, nepasitikėjimas ir visos šešėlinės pusės, kokios tai gali būti pas jūs, jos bandys imti viršų. Tai vyks kova tokia tarp noro kurti ir tarp bijojimų ir baimių. Tai kasgi nugalės, kurį vilką skorpionas maitinsite? Šaulys. Šaulių reikės pasirinkti dėl savo darbų. Reikės padaryti sprendimą, kuriuo vis dėlto keliu jūs norite keliauti darbuose ir savo darbinėje veikloje. Ar jūs norite darbais pasiskirstyti, ar jūs norite išeiti iš labai patogios ir komfortabilios situacijos ir pozicijos, kur jūs tiesiog atliekate savo darbą, tačiau viskas stumia link to, kad teks jums priimti tokią kaip lyderio poziciją ir darbus vis dėlto paskirstyti ir kitiems. Jūs turite pakankamai sugebėjimų, jūs turite pakankamai tam žinių, jūs esate labai puikus mokytojas. Ožiaragiui bus labai netgi palanki atmosfera, energetika, kurti kažką, galvoti apie kažką, kas jūsų šeimai, jūsų pačių geroviai dės ilgalaikį naudą ilgalaikę. Tai kaip sėklas, kad jūs pasėtumėte dabar ir matytumėte, kaip jos gražiai auga ir matytumėte, kaip jos po kiek laiko duoda vaisių. Tai, ką jūs darysite, kokį dalyką jūs paleisite į pasaulį šią pilnatį, jums tai atneš ateityje pelno. Vandenis. Vandeniui atrodys, kad trūksta žinių veikti, žinių daryti, žinių dalintis, žinių tiesiog savo pačiam paprasčiausiam egzistavimui. Labai norėsis išeiti iš tokios nežinojimo terpės, kurioje šiuo metu galbūt randatės. Jūs persekios toks jausmas, kad kažko aš nematau, kažko aš negirdžiu, kažko aš nuojauta kalbės apie tai, gili vidinė nuojauta kalbės apie tai, kad jums kažkur kažkas kažką nedasako, nepasako, o galbūt tiesiog patiems jums trūksta kažkokių tai gilesnių žinių tiek apie save, tiek apie savo vidų, o galbūt netgi ir apie jūs supančius žmones. Žuvys. Transformacija, didžiulė transformacija žuvims ateina su tuo, kad vis dėlto savo gyvenimą teks paimti jums į savo rankas ir būti savo gyvenimo lyderiais. Mirtis ir imperatorius kalba apie tai, kad šią pilnatį pas jūs įvyks didžiulė transformacija, galbūt įvyks transformacija susijusi su jūsų tėčiu, galbūt susijusi su jūsų vyru, galbūt susijusi su jūsų vadovais ir valdžia. Taipogi transformacija vyks apie tai, kad
paleisite kažką, kas jums trukdo savo gyvenimą valdyti patiems ir struktūrizuoti ir planuoti. Galbūt paleisite kažkokias abejonės, galbūt paleisite dvejonės, kažkokias baimės, kažkokias atsikalbinėjimus, atsisakinėjimus, kodėl jūs negalite už savo gyvenimą patys būti atsakingi. Žuvų laukia transformacija ir skraido 2 drugeliai, patvirtindami šitą žinutę.